Tai praskypinau aš rytą, su jumis nepasisveikinau kaip visada, bet tiesiog nebuvo tam laiko. Tai šiuo metu aš nieko jums nesakęs, kad visą tą laiko, bet pas mane buvo, jau gulėjo sienų dažai, itališki sienų dažai San Marco, Venecijos siena. Taip, Venecijos siena vadinasi. Aš, kadangi remontus mėgstu neeilinius, tai mes su jumis nedažysim sieną, o darysim tokį stylish mode, taip sakant. Dabar ką aš užsiklosiu grindis, nusigruntuosiu, įjungsiu pečiuką, greit pradžiūs ir paimsiu jau dar šį kartą žmonai pagalbą, kadangi pas mane dailininką geresnį negu aš ir pagelbės jinai man. O aš, žiūrėkit, dar ką pasidaręs, tai pas mane mėlynos juostelės. O tokios tenai, vienam gale ir kitam gale, ir žinot, čia. O kitam, kada balininkas darys, kad galėčiau jam parodyti, kur daeina šildomas grindys, kad tiesiog neužliptų su baliniam kojelėm ant jų. Tai jisai turės įlysti tą zoną, ten vietos tikrai pakanka, tai kad neišlystų ant šildomų grindų, ką gamintojas nerekomenduoja, kad nestovėtų sunkus baldai ant jų. Tai aš jam užkliau lipdukus, būtų aiškiau. Tai tiek. O žiūrėkit dar kas pas mus įeina prie tų San Marco dažų, taip sakant. Tai yra toks teptukas. Pamatysite, aš jums parodysiu, kaip mes viską darysim teptukas. Taip, ne valerių dažysim, o teptuku. Dėl tokį kempinėlę ir specialus gruntas. O dažai, pažiūrėk, itališkai, yra barkodas. Nuo barkodą, nutrini, atsiranda barkodas. Nusiskanuoji su telefonu, visą informaciją gauni ir gauni nuorodą į video, kaip reikia viską daryti. Ir toks kibirėlis, žiauriai brangiai parduotuvė, bet čia jau labai gražiai gaunas. Dar rodė pavyzdžius, kaip siena atrodo, tokie eskizus turėjo. Tai toks 1 litro kibirėlis, žinot, kiek kainuoja? Aš kaip visada sukandęs dantis, bet jau man labai patiko. 7 eurų vienas kibirėlis. Man reikėjo tokių 3. Gruntas. Dabar nepamenu, 20 kažkoks special gruntas, nors aš nemanau, kad kažkoks special, bet tiek to nusipirkau. Tai va dabar reikėjo man pirkti tokį senukas, jis yra 2 storesnis, tai yra 2 platesnis, viskas eitų daug greičiau. Yra kaip yra. Matėjo mano draugelis. Aš toks įtėja, jau dabar galėsi ateiti, jau dulkių čia tik nebus. Man naujas augintinis. Ką, hebra, pradėsim, užsiklojam, užsigruntuojam ir važiuojam. Vitalija! Kaip visada ir priklauso, pradžioje pragruntuojam. Tokiose vietose kaip sunkiai prieinami kampai, pragruntuojam pradžioje su mažu voleliu arba su teptuku. Mano atveju gruntą jau buvo gamykliškai maišyta 5% dažų. Tai siena ne tik prasigruntavo, bet dar ir pasidažė. Matot kaip. Iš karto vyksta procesas dvigubas – gruntavimas ir dalinai dažymas. Na štai ir prasigruntavau. Gruntas, įsivaizduojat, gruntas turi savyje 5% dažų. Gerai, aš prasigruntavau ir dar kur buvo kažkokie tai, kaip aš pakliavau,
pramušimai tamsus, tai gruntas visiškai padarė dabar baltą sieną. Matau, kai balta visai lygo. Nu, gerai, dažas gražiai gulsis. Ir va, žiūrėkit, dėl ko aš dar pasirinkau tokį variantą. Matot, jeigu dažytum, tai reikėtų tokius pataisimus daryti. Jeigu dažyčiau, va, žiūrėkit, dar čia, va, matot, pataisimus daryti. Nu, tai yra, pataisimai reiškia, užpašpakliuoti reikėtų, bet kadangi pas mane siena bus biškelį kitokio stiliaus, tai tokie dubimai va dar vienas. Matot, va. Jie visiškai nieko nereiškia. Tai va, bandysim dabar toj, įjungiau pečiuką. Ir už kokias gerą pusvalandžio pradėsim. Aš išgersiu taurę vyno ir jau pradėsiu vadovauti. Šį kartą jau žmonai pasireikšti. Leisiu pasireikšti. Aš jau žiūrėsiu, kaip jai sekasi. Paruošti tais viską, va, tai jau išplausiu idealinio grunto, gerai praplausiu ir žodžiu, paruošiu į darbinės sąlygas. O pats jau mėgausius, reikia rambiškai pailsėti. Viskas laidus įkišau atgal, sukišau, kad nesimaišytų. Ir šiandieną, manau, visko mes nespėsim šiandieną. O gal, nežinau, tai pradėsiu turbūt nuo mažytės sienos. Nuo šitos, jeigu mes ją vis spėsim, gal tada perėsim prie šitos. O didelę paliksim kitai dienai. Nu, jeigu labai norės, tai galės viską šiandieną padaryti, nors aš abejoju. Kaip mum ir parduotuvėje sakė, bandykit, nieko sudėtingo nėra, video aš pasižiūrėjau, bandykit nuo tokios vietos, kur nesimatys. Tai bandysit ten, kur šaldytuvas stovi. O tai jau. O ką dar noriu parodyti, va tokie, va, kur yra pas mane, va viršų kampe. Matome, ten biškį neligumas yra, tikiuosi matosi. Tai ten aš po to dažomo akrylu praeisiu. Ir atrodys labai gražiai, atrodys kaip čia naisvam kampas dažomo akrylu praeitis. Visus neligumus tokius. Čia tai pas manęs vitelės kabės, čia aš neskau galvos. Realiai net čia išpakliuoti nereikėjo, bet dėl bendro vaizdo špaklius buvo lygiai, tai aš užpakliavau. Ai, dar kas manęs lauks kitą ateinančią savaitę, tai kanalizaciją aš kadangi perdariau, tai manęs lauks skaitiklių pernešimas. Pernešiu čia nais. Aš jau darysiu ne lankščiai jungtim, o ant metalo darysiu. Dar įsilginsiu su prailgintuvais, va, pripirkau. Va, ant tokių prailgintuvų darysiu. Kad nesumažins srautą nuo šilkis. Vienas realiai taškas jau užtektų ir šešėlikinė. Nesvarbu. Šešėlikinė daugias sluoksnių užtektų. Nesvarbu, aš padarysiu va tokiais ant metalo. Su alkūnėm. Prasisrieksiu, išsimatuosiu, kur reikia, įstatysiu alkūnį ir skaitiklį. Skaitiklį žies va čia iš šono. Kamputį pas mane bus viskas. Žodžiu, matysite viską. O dabar aš biškai einu pailsėti ir susitiksim su jumis po man kažkur už pusvalandžio, jum už kelių sekundžių. Gražus labai. Spalva graži. Nuo pačios tai? Nu taip. Nu čia žiūrėk, daug maž plinusas bus ir. Tai vinėlė gali padėti kažkur, gal taip. Tai X-u, va taip. Davai, nu tu kaip pat, žinai, kame dalykas, kada kas ateis, sakys, žiūrėkit, sakysi, gražu ar ne? Jeigu sakys gražu, sakys, matot, kaip aš pasirinkau, jeigu sakys negražu, sakys, tai čia Vitalija dažė. Kokios stoviai tam? Ką? Kokios stoviai šitai? Pati žiūrėk, ką žinau, aš nedaręs. Nu, taip, ne. Padarysi, pato su kempinėliu, pamatysi, kaip gražiai gaunasi ir po to galėsi rytoj, tu eini darbą, ar ne? Nu, tai va, galėsi dažyti. Aš atvažiuosiu jau visi sieną bus išdažyta jau. Gaunasi, jo, kai kur storiau, kai kur nedaryk vienodai. Gali kai kur storiau, gali kai kur, čia, žinai, taip. Nu jo, bet daug treniruokis, kad po to būtų gražu, kad jau gėda po to nebūtų prie svečius. Sakys, prie kiverazojo. Nu, tai toksai menas, matai. Įdomu, čia kur neužsipaišyti. Čia nereikia kažkaip tai vienodai, kad būtų, nu, vien žodžiu nežinau. Nebus vienodai. Nebus. O čia vat, kad, pavyzdžiui, lieka. Jo ne, uždėk, kad neliktų valgą. Nors, nu. Gal nereikia. Klausyk, kad taip gerai sekasi, tai gal visą šiandien viską ir padarysi kokias pirmos nakties, ne? Aš tau padėsiu, aš va dar turiu visą butelį vyną atsidarysiu. Aš čia pasiklosiu. Aišku, drąsiai.
Mesgi visą laiką darydavom remontus iki nakties, kad greičiau padaryti. Nu, matai, turi bus Venecijos sieną turėsi namuose. Dalelė Italijos, čiagi iš Italijos dažai. Nežinau, gyvai atrodo gražiai, bet dabar matau ant video, tai kažkaip atrodo plėmas, bet gyvai labai gražiai atrodo, įspūdingai. Bandyk dabar kažkur. Nu to, nežinau, Vitalija, ką tu manęs klausi. Ne iš tos pusės, gal iš kitos. Aha. Ne visur, kai kur turi likti tokie, kai kur švaru. Man žinok, iš betrynimo gražu šiaip. Ne, reiks trinimo, jis bus toksai blizgus. Nu, kaip sakyti. Labai gražiai, gerai. Kai kur palik tokius, ne visur trink. Aha. Lempa gražu. Čia nesuprasi iš tikrųjų, kažkaip labai sunku suprasti. Aš matau iš jūs, tai turi bus gerai. Labai gražu. Mhm. Žodžiu, nieko sudėtingo. Man atrodo, kad čia sudėtingiau net man vyną gerti, negu mamai trinti. Žiūrėsim, kaip blizga. Prie tam tikros šviesos skirtingas apšvietimas. Skirtingas kampas, bet labai gražiai atrodo. Nu, pažiūrėsim dar kaip šviestuvus sudėsim. Jau. Blizga. Labai blizga. Tam tikrų kampų atsistoja ir blizga. Nu, neįprastai. Gerai, rytoj aš teisiu akrilu praeisiu kampus visus, kad įsilygintų baltumas visas. Ir rytoj galbūt dar suspėsiu aš... laminatą rytoj sumėsiu. Ir reikia kitą savaitę dar santechniką pasibaigti. Ir tada... tad dar rozetės. Vitalija, dar mums reikės rozetės nupirkti, nuvažiuoti. Ok, sekmadienio vakaras. Matai, kaip mes taima? Sekmadienio vakaras negulėjom lovoje, padarėm kažką. Nu, kaip pradžiamokslis, tai labai gerai tau gavosi. Tau kaip pradžiamoksliui, kaip Antoška, man 9 balai. Ne 10, 9, kaip man kaip baldus išnešinėja. No 10, 9 points. Ir vadėm prie plytelę. Čia va? Aha, va tai juos tai lygiai grįžti. Brūkšti, kad būtų visi. Gerai. Labas pirmadienio vakaras. Jau dabar pas mane biškį daugiau negu 5 valandas. Grįžau už darbą, po kelių užvažiavau, nusipirkau krūvą rozečių. Bus va tokias pas mane. Tokios spalvos dramblio kaulo gaunasi. Gerai, tinka čia naistai. Ir nusipirkau iš anksto, buvo akcija, tai Fiskar peilių rinkinys čia virtuvėje. Nu, bet čia tokie dalykai, kurie nebūtinai turi pataikyti į video. O pas mane liko smulkmenas, kurios užims irgi ne vieną darbo dieną, kadangi dirbs tik vakarais. Žiūrėkit, tai yra smulkmenas, tai yra plintusai, arba dar kitaip sakyti grindys. Teisingiau lietuviškiau būtų sakyti. Vieną prisukau, žiūrėk, kaip idealiai tinka. Vieną prisukau ir dabar einam toliau. Ir susidūriau su pirma kliūtim. Tai laidų sujungimas čia pas mane. Užizoliuotas dar jisai, kad dargime nepakliūtų. Man reikėjo paslėpti sieną, tai aš dabar pasižymėjau. Aš čia ištravinsiu ir slėpsiu sieną, kad galėčiau pritvirtinti. Nupirkau, bet dar biškį pritrūks truputėlį tenai, dar vieną jos reiks dar pirkti. Tai šį dabar prisuku ir pradedu daryti, ką aš čia galiu dar padaryti. Ir pakabinsiu gal radiatorių šiandieną, bet tik pajungsiu rytoj, jeigu ką. Ir arba radiatorių vėliau pakabinsiu, o dabar, kol dar nėra taip vėlų, galbūt šviesuvos spėsiu pakabinti šiandien, nežinau. O tokie smulkus darbai, kurie užima nemažai laiko. Tai vat, mažiau šnekų, daugiau darbų, kadangi reikia greičiau gręžti, kol dar galima. Ir
Dabar įsidaužysiu, su perku pasiėmiau čia nais. Ir viskas. Nu ir ką galėsiu daryti, tai rozetės čia pabiškį pradėti montuoti, nes kadangi nereikalauja garso. Tai vieną sumontuosiu, antrą pačioj čia, tenai gal sumontuosiu. Gartraukį galiu sumontuoti rozetę. Vienu žodžiu. Žiūrėsiu, kaip eisis. Važiuoju. Nors iš čia, man atrodo, per didelis, reikėtų realiai mažesnį kabinti. Po to reiks gal, čia per karštą bus. Nors čia paskutinis grįžtamas pas mane. Jis yra šilčiausias salonė, čia šalčiausias, nes čia grįžta. Paskutinis, aš niekam net nepakenkiu. Jeigu būtų virštiniam aukšte, tada taip. O čia kadangi paskutinis taškas, tai čia gali būti ir toks realiai čia. Jisai nieko neįtakoja visiškai. Gerai, uždėsim viršų. Nu, dabar laikas tie šviestų montavimai. Tai va. Aš laikau. Pataikė iš karto? O šitas lygiai, idealiai lygiai. Bent jau šitos pusės. Ir šitos pusės lygiai. Gerai, dabar kitą. Laikau čia. Bet žiūrėk, visiškai nesiskiria. Nu, taip, gerai. Palauk, žiūrėk. Iš čia iš viršaus galim pareguliuoti, aš matau. Visi. Nu ir kaip gražiai. Oi, kaip žinokit gražu. Kaip čia viskas tinka. Oi, kaip gražu. Klausyk, nuostaba. Ir sienos tokias nuostabės. Ir aš toksai gražus. Duok pavalysi pirštams vadus. Later that night. Štai, tigriuk. Pirma rozetė yra. Nu, toks dizainas bus baltai ir
Ten nelabai. Čia tik ten šitos sienos, ten man žiūrėk bus, va taip, tai parodysiu. Nes neradau aš tokios spalvos balti, ten nelabai, gal tokie geriau žiūrės. Va, žiūrėk, kiti bus va tokie. Nu gerai, šitas irgi gražus, kvadratinį. Jį galim pailgus paimti, bet aš tokį pasiėmiau. Man geriau nepatraukti. Na, kur turi pietų, norėčiau. O, nu ir va taip, nu ir gerai. Žiūrėk, kaip jis gražiai lygiai prie siūlės gausi. Nu, kažkas tai tokio. Čia, matai, pasirinkau jau, kad baltas apačioje būtų ne čia, o po to tas, nu, jau kad gali nesiderinti. Nu, kur žlipa. Jo, taip ir bus. Ir termodaviklis tokios pačios spalvos, dėl to pasirinkau baltą, nu ir gražiai bus. Tak, įtampą atjungiam, galima kramtyti. Kol visas razėlės sustatysim, tai čia dar razėtės, dar reikės už lango ten akrylų šitų silikonų praeiti tarpą ir po to čia reikės dar aplink langą dar padažyti, nes įsitepė. Svarbiausia, va šitų nepersuk stipriai, po to lūžta su laiku. Pastebėjau dažnai labai, kada persuki, kaušelį šitą persukį, jis po to lūžinėja, tai trukinėja. Ir pas mano mama irgi patrukinėja. En žodžiu, nu ką, vieną turim, tai dabar dar galima tą sumontuoti. The next day. O šiandieną pas mane į svečius užsuko ponas Vitalijus. Štai ir sekanti diena ir vėlyvas vakaras. Nu kaip vėlyvas, netoks ir vėlyvas. Žiūrėkit. Snimaš? Aha. Nu reikia parodyti, kaip Vitalijus dirbo prie švytinčios sienos. Aš tam jau tik tai padavinėsiu, kur nors. Pasižiūrėk, pas man jau stovi, dar virtuvės nėra, o jau stovi indukcinė jau. Aha, taip. Smėlio spalvos kaip ta. Va šitie peiliai, ne? Aha. 5 peiliai. 5 peiliai. Juoda viena čia. Nu, Fiskaras, gera firma. Šiaip jie aštros gamina. Nu, jau. Akcija buvo 5% ir paėmė kuo greičiau dėl būdų. Bet jeigu įsivaizduoji Tai vėl va, kažkas... tai bet sujungimasgi po šitą. Jo, ten viskas prie savo ten, tai sujungimas tai tikrai geras. Nu, tikrint reikia, žinok. Ir va, ir tu įsivaizduoji, o aš blemo nesupratau, aš blogai matau jau ir nesimato. Ašgi jo nenlupinėjau, žinai kaip aš dariau jungį. Ne, nu matosi, kad čia blizga, galiukas, o čia... Tai dabar, dėl to, kad mes idealiom sąlygom, kada va, 4 šviestuvai pajungta, tai ir matosi. Ir dabar, kaip tu žinai, kur žiūrėti reikia. O kaip tu nežinai, kur žiūrėti reikia vidury, va, ašgi jo nepjoviau, ašgi vidury laidą nužievinau. Ir viskas, įkišau už prie savo, jis permatomas, ir viso. Jisai nešyla, ir nesuprantu, kame dalykas. Gau tiek kartų jau jungiau grindų šildymą, čia nėra kas daryti. Jau pagalvojau, gal aš tą termostatą gal sudeginau, kažkaip netaip paėgiau, galvoju, kame dalykas. Nu, bet ačiū Dievui, tai aš čia dvi kažkur geras valandas kankinausi. Buliambau nervą į mane begaliu. Nu, matai, kiekvienas darbas, kurį nedarai, aš jau ten su lazeriuku, žinai. Pamatavau, pasižymėjau, po to žiūriu, reikėjo plytelį nuleidžia, žinai, nu, kada lietus šitą pylą, tai, nu, kad neužbėgtų ant pamatų, žinai, nuo sienos į pamatus padariau. Perdariau, viskas gerai, bet visą namą, žinai, su žmona lakščiau. Šiandien atėjau, po to ryte atsikeliu, taip, bet aš nepažiūrėjau, kas ten pačiau, pasižiūrėjau, ten suomas
nu kaip sakyt, ne latakas, kaip sakyt, atskiria pamatus, apšildymą pamatų, nuo apšildymą sienų. Ir ten 15, ne, 20. Jisai biški išlenda, ne? Iš šono. Jo, siena 5 somos išlenda. Bet ten yra toks, kaip sakyt. Tu dėjai nuo pelių šitą sietelį kažkokį. Jo, nesietelį, ten ištisas plasmasinis toks. Ai, galim plasmasinti. Bet Aš mačiau, kad sietelį metalą deda. Taip, metalą Skardą deda. paprada. Šitą ir pasižiūrėjau, ten somas toks nubėgėjimai. Ta prasme, vanduo bėga, lietus lyja. Tai kam aš padariau? Vėl 3 kartą šiandien jau. Dėl to, kad nedarai tokių darbų, žinai. Jo, tai Bet tu supranti, koks pliusas. Tu arba tokių klaidų mokiniesi. Nu, daug dievė, kad prieitų gyvenime, žinai, bet kiek laiko praradau dieną. Vaizduoji visą dieną, visą vakarą, žinai, o jau tamsiai žmona. A tu su apyvkė dirbai? Ne, tai dar neatmušiau. Aš tik tai, bet žinai, daug langų, garažas vieną kitą pusę, kampai, durys, šelai. Tai tu žiūrėk, tai tu vieną pusę padaryk, o po to kitą pusę padarys, nes tau tu po kol atmuši, tau nuo lietaus jisai vėl nusitrins. Ne, nenusitrins, aš ne dėl šito. Bet šiaip tai visi ir klijuoja, vieną sieną kitą. Taip, vienas. Nu, tai bet atsižymė. Važiuosim ketvirtadienį, paimsim kolonėlę, paleisim muziką, aš paimsiu samagoną, pas pažįstamą paimsiu ir eisim dirbti. Nu, tai tada hebras, tai vienu žodžiu. Vienu žodžiu, be žodžių. To darbo, kurį. Ir ar taip, gal ir taip, žinai. Davai aš arbatas padarysiu, nori kokias nors? Nenoriu. Nes aš sakau, apsivalgiau šitą gėrį. Supratau. Oi, baliu, tas remontas jau kaip įkyrėjo, jau greičiau pabaigti. Tai va, rozetė sustato. Nu, tai kiek tu šią savaitę pamatai, tai kažkaip? Nu, ne savaitė. Geras, 2 savaitės. Bet tu supranti, tu po darbo grįžti, tu į čia, po to labai ilgai čia dirbi, o po to vėl išvykti į darbą, a dar skapučių kiek, o jie, pas man dar girudo pats darbymetis, supranti, tie šildymai. Dieve mano. Ar nėra kada video naują įdėti? Man YouTube'as šiandieną pranešimą atėjo, kad mano mokėjimai nukrito. Dėl to, kad mažai žiūrė, ne? Nu, mažai žiūri, sako, tai ir taip ne kapeikas gauna. Ir tas kapeikas nukrito. Nu, čia jau, tai... Jis sako, reikia dėti. Jeigu matai jau, kaip sakyti, užsikabinai, tai jau privalai. A dabar, taip supranti, tiek pavargti, toks nuovargis nėra. Tengi tu supranti, turi sėdėti, vieną video įkrauti, kokias 5 valandas tikrai turi prasidėti, įsivaizduoju. Redaguoju, po to pystą atmeta YouTube'as, ne, yra autorinių teisų. Ir vėl iš naujo atidarai projektą video, vėl tos takelius, garso takelius karpyk, dėk kažkokius tai kitus. Va, matai, jau vėl parašė kažkas, tai kažkam kažko reikia iš manęs. Aš jau bijau nežiūrėti. Trimsi. Aš jau bijau net per telefoną praeidinėti. Kiek darbų, nu, bet darbai žmogų pošį. Ką reikia sakyk? Tai neužmiršk, kad skirtingos dėžutės gali būti. Ne, gražiai, lygiai. Oi, lygiai. Nu jisai vos, nu niek čia nežiūrės milimetras, gerai. Видишь, да. Jisai, čia biški tarpelis, čia vos nėra. nėra. Я думаю, On jisai nebus idealiai, bet čia idealiai lygiai, o čia vos. Va, žiūrėk, čia tarpas yra, matai? Ir viršų tarpas yra. Ta prasme, čia jau nieko nepadarė. Ну, aš supratau, jisai biški mažesnis negu tu, bet tai čia nesimato. Штангель циркуль, который мерит детали. Уже и будет на Labai gerai. Ну, тут уже ничего не сделаешь. Labai gražiai dizainas, kur gražus balta, stiklinė. Ant tokios sienos šis pasaka. Nu, va, patys sunkiausia padarėm. Čia vienintelė šitą pusę, kur matysis labiausiai, kur gražiausiai stiklinė. Aš būčiau nupirkęs ir ant tos sienos. Bet nėra, aš ant tos sienos balta man netinka, norėjau tokios spalvos, bet nėra. Ir arba juoda, arba balta viskas. Ne, tai galim čia derinti ant taip, supranti. Tai gerai, ten kiti. Kokios spalvos ten? Nu tai jie plasmasiniai, gražus jie. Plasmasiniai gražus. Tai tu gali prie stalviršių, pavyzdžiui, koks stalviršys juodas bus tas? Ne, tokios pačios spalvos. Ai, nu, tada tinka. Tinka. Davai, va tą. Galima kontrastą, žinai, koks stalviršys. Va tą dabar man svarbiau pajung, kad šaldytuvą galėčiau uždėti. Oi, gražu, oi, kaip gražu. Jau šaldytuvą galėsim užspausti. A few moments later. Koks testeris padaryti? Ne, nu tai žiūrėk, aš turiu objektyvų. Kaip gražu. Atem. Nu tas pats, ne? Iki šai.
O čia kaip gražu. O, ant šito mėlynai žiūrėk, ant ekrano mėlynai, matai? Čia baltai, o filmuoja mėlynai. Nu, nuostabu, reikia dabar kokią programėlę net nežinau, čia eina šitas Wi-Fi'as šitas. Taigi Wi-Fi'nis galima jungti per telefoną. A, šitą? O, klausyk, tai man reikia jum pasižiūrėti, kaip jisai dabar šyla, ašgi nebandęs. Jo, tai aš jau sakau, žiūrėk. Kiek čia 200? Tai jungsi daugiau, kad man būtų. Greičiau. Įsijungia. Mėlynai, čia baltai, ten vien ekraną, žinai. Galima Wi-Fi'us įjungtis, matai. Aha, bet jisai kryžiuką rodo, tipo neprisijungęs prie tinklio. Nu, tada. Reikės infraraudonųjų kamerą po to jungt, pasižiūrėt, kaip praskanuos, pas mane gyra infraraudonųjų. Tai ką, šaldytuvą statom dviese po to? Nu, jeigu tau nesunku, jeigu padėsi, tai jo, galim. Ne, nu tai... Nes aš matai, man reikia jį pripakelt dabar, kad neužkabinti. Tai ratukai, ne? Jo, ratukai, bet vis tiek aš noriu pripakelt. Palauk, reikia dabar. Ne, užtrauks. Mėly BT remonto žiūrovai, šiandieną tiek, o mes, manau, susitiksime dar šią savaitę.